bus Lietuvoje. Čia ne tik tai spekuliantų ir apgavikų birža, bet ir gandų skleidėjų susirinkimo vieta. Šioji moteris sako, girdi, Antaną išvežė vokiečiai. Antroji jau žino, kad ir kaimynas išvežtas, ir rytoj veš kitus, ir dar daugiau būtų išvežę, jei suspėję. Taip jos bastosi gatvėmis, tos, kurios neturi ko veikti. Jos skleidžia gandus apie tos lietuvių jaunuolius, kurie dabar draugė su savo ginklo draugais vokiečiais, Vokietijos aviacijoje kovoja prieš bolševizmą, už Lietuvos, už savo namų, šeimų ir savo vaikų ateitį. Štai tikrenybė. Kaip visose Europos kraštuose, taip pat ir Lietuvoje, visi narsus jaunuoliai su ginklu rankose stoja greta vokiečių karių, jie turi vienodas teises ir pareigas. Vaizdas susirinkimo vietoje, kur jaunieji lietuviai aprėdyti ir aprūpinti, žygiuoja petys į petį su vokiečių kariais. Tai tie patys kariai, apie kurios neatsakomingi gandų skleidėjai plepa, kad jie jau seniai suimti, išvežti ir sušaudyti, o jie puikiausiai aprūpinti, linksminasi su savo draugais. Čia jie atsisveikina su savo šeimomis ir prieteliais, jie žino, kad eina kovon už Lietuvos laimingesnę ateitį. Lietuviai, mūsų ateitis, mūsų jaunimo rankose. Mokėkime gerbti savo karius. Lietuvių žurnalistai ir filmuotojai išlydi mūsų karius. Ir štai juos matome filmoje. Jūsų tautinė pareiga ir susipratimas reikalauja, kad kiekvienas laiku prisistatytų militariniam parengimui pas apskričių komendantus. Lietuviai, čia reikalas dėl mūsų ateities. Amatų mokyklon, kurioje parengiami automechanikai, po tinkamumo patikrinimo priimami mokiniai nuo 14 iki 15 metų. Prieš darbą rytinė mankšta, po mankštos seka fiurerio pagerbimas. Po to prasideda darbas. Čia jaunuoliai susipažįsta su įvairiomis mašinomis ir rūpestingai dirba savo darbą su lyg reicho nustatytų planu. Mokinio sekmės įrašomos į tam tikrą pažymių sąsiuvinį, iš kurio mokytojas, kuris mokina ir amato, sprendžia apie mokinio gabumus.
kaime 15 km už Rygos girininkas rado įgriuvusias duobes. Jas atkasant buvo rasti 23 lavonai. Nelaimingiausias aukas buvo nužudę žydų bolševikų būdeliai. Iš dalinai apgedusių dokumentų paaiškėjo, kad tai latviai, kurie buvo čeko suimti. Surištos rankos, virvės apie kaklą ir šūviai pakaušį verčia manyti, kad GPU būdeliai ir šį kartą jo žiauriai kankino. Rygos miško kapinėse, kuriuose palaidotas 1941 metų bolševistinio teroro aukos, į bendrą kapą palaidojo ir dabar rastas aukas. Laidotuvėse dalyvavo tūkstančiai žmonių, vyrai, moters, vaikai ir teroro aukų giminės. Arkivyskupas profesorius daktaras Grinbergas prie kapo sakė kalbą. Jis nurodė, kad šios aukos turi likti liūdnu atsiminimu. Po to sekė ilga vainiko eilė, tarp kurių buvo ir Latvių SS savanorių legiono, brolių kapų komiteto Rygoje ir aitsargų sąjungos, kurį padėjo vainiką savo vyriausiam vadui generolui Praului. Ukrainos pravoslavų vyskupai atvyko Varšavon pirman Švento konsiliumo kongresan. Bažnyčių vyriausieji vadai įteikė generalgubernatūros vyriausybės atstovui, gubernatoriui daktarui Fischer, memorandumą, kuriame griežtai protestuojama prieš Maskvos bolševistinius norus sugriauti ukrainiečių tautos ir bažnyčios gyvenimą. Nepriklausoma Kroatija šventė savo 3 metų nepriklausomybės sukaktį. Poglaunikas įteikė garbės ženklus pasižymėjusiems vyriausybės nariams. Kroatų gvardijos daliniai Agrame. Poglaunikas savo kariuomenės priešaky. Fiurerio ir Dučio susitikimas. Draugiškame pasikalbėjime buvo aptarti bendri politiniai, kariniai ir ūkiniai klausimai. Po pasitarimo su Fiureriu, Duče, generalfeldmaršalo Keitel ir maršalo Graciani lydimas aplankė naujai suformuotas italų divizijas.
Paryžiuje Velodrome d'Hiver. Čia susirinko daugiau kaip 20 000 prancūzų, kurie dalyvavo Prancūzų savanorių legiono kovai su bolševizmu surengtoje demonstracijoje. Demonstracijos centre buvo Jacques Doriot kalba, kuris su dideliu užsidegimu ragino prancūzų jaunimą kovoti už Europos laisvę. Grâce à la Légion, la France a la possibilité de reconstituer la seule force militaire qui peut être acceptée en Europe, puisqu'elle concourt à la défense commune. Ne sait-elle pas, notre jeunesse, que si elle ne combat pas la jeunesse d'Europe qui donne son sang à flot sur le front de l'Est, n'aura que mépris pour elle, avoir 20 ans, vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le zazou physiquement et moralement. Quelle décrépitude et quelle déchéance! Rytų fronte žiema pasibaigė. Pirmieji saulės spinduliai. Pats vengrų dalinius Stanislavo apylinkėj. Vengrų generolas kalbasi su vokiečių dalinių vadais. Vokiečių pėstininkai žygyje. Atsitiktinai susitiko tėvas su sūnum. Pasimatymas gana trumpas. Žvalgybos šarvuočiai susiduria su priešu. Ryšininkai duoda žinią į užnugarį. Artilerija šaudo. Šarvuočių grenadieriai puola kaimą. Vietovę užima ir sutvirtina. Vokiečių ir vengrų karininkas aptarė padėtį. Vengrų dalinys išsirikiavęs. Pulkininkas Lippert, olimpiados laimėtojas 1936 metais, dabar vokiečių šarvuočių pulko vadas, priima paradą ir įteikia vienam vengrų leitinantui ir feldfebeliui geležinį kryžių. Vokietija pasiruošusi galimai priešo invazijai.
prieštankinis griovys. Kai kuriais sumetimais Flandrijos ir Olandijos srityse buvo atidaryti šliūžai. Kovose prityrė vokiečių kariai. Dabar kuo puikiausiai militariniai paruošti, pasižymėję pėstininkai, tankistai, pionieriai, artileristai ir laivynų artileristai turėjo pakankamai laiko susipažinti su kiekviena šio krašto vietele ir mokės ginti. Generalfeldmaršalas von Rundstedt apžiūri SS šarvuočių grenadierių diviziją. Generalfeldmaršalas Rommel apžiūrėjo visus svarbesnius sutvirtinimus ir davė paskutinius nurodymus jų galutiniam patobulinimui. Bandymo aliarmas. Automatiniai ginklai dygsta visame pakrašty. Iš amerikonų savaitinės apžvalgos. Taip amerikonai vaizduoja priplaukimą Atlanto pajūryje. Palyginus su tikrenybė mažas skirtumas ir būtent tada bus tikrai šaudoma ir pasirodys tas, kuris dabar paslaptingai glūdi vokiečių kariuose ir betono sienoje. Vokiečių patrankos laikė pratimų. Motorizuoti ir šarvuočių daliniai pasiruošė sustabdyti kiekvieną parašutistų nusileidimo bandymą. Ir čia, kaip ir kituose fronto vietose, stovi kovose prityrę vokiečių kariai, pasirengę rimtam įvykiui. Bolševizmas prieš Europą.